Sveiki, šiandien kalbėsiu, kiek žmonių patenka į pragarą pagal klinikinės mirties istorijas, bet prieš tai norėjau trumpai pareklamuoti savo knygą Nauja era artėja, kuri yra apie dabartinius ir būsimus laikus. Ją gauti galite adresu naujaera.com. Ten yra nemokama versija, elektroninė knygos versija yra nemokama ir tai yra tikrai labai įspūdinga knyga apie saviugdą, apie tobulėjimą ir dabartinius bei būsimus laikus. Dabar grįžtant prie video, tai mačiau iš viso 3 istorijas, klinikinės mirties istorijas, kiek sielų pateko į rojų, kiek į pragarą. Taigi pirmoji istorijoje žmogus buvo miręs 1979 metais ir jam Dievas leido pažiūrėti sielų pjūtį per 15 minučių intervalą. Ir per tą laikotarpį žuvo apie 2000 žmonių ir tik apie 50 iš jų pateko į rojų. Tai yra tik 2,5% žmonių. Ir šis skaičius yra bibliškas, nes Biblija rašo, koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Kitoje klinikinės mirties istorijoje žmogus buvo miręs 1987 metais ir toje istorijoje minima, kad kuomet vienas žmogus patenka į rojų, 1000 keliauja į pragarą, taigi santykis yra 1:1000, o pragaro kategorijos yra netikintieji ir tie, kurie tikėjo, bet nesugebėjo atsikratyti nuodėmių. Taigi patekti į rojų yra labai sunku ne tik paprastiems žmonėm, bet netgi pastoriam, pranašam ir kitiem Dievo tarnam. Reikia labai stengtis, kad patekti į rojų. Ir viršutiniai skaičiai yra bendri visiems žmonėm, tikslesni skaičiai krikščioniam gali būti rasti kitame YouTube klipe apie klinikinę mirtį. Joje pasakojame, kad iš 50 krikščionių į rojų patenka tik 5 tikintieji. Tai čia realesnis skaičius mums kaip tikintiesiam, tai kad iš 50 tikinčiųjų tik 5 patenka į rojų. Ir viena pagrindinių krikščionių, nes yra labai daug netikrų krikščionių, dėl to tiek daug atkrenta. Ir viena pagrindinių krikščionių atmetimo priežasčių būna ta, kad jie būna pasikėlę, teisia kitus žmonės ir galvoja, kad yra kažkom ypatingi. Ir šioje vietoje man irgi reikėtų tobulėti, kuo daugiau Dievas jūs kelia į viršų, tuo kuklesni jūs turite būti. Ir žmonės tikrai nesupranta situacijos rimtumo, nes pavyzdžiui, vienoje istorijoje girdėjau, kad kai kuriuose pragaro lygiuose žmonės būna be odos ir netgi be akių dėl didelio karščio. Ir jūs galite rasti turbūt šimtus, jeigu ne tūkstančius klinikinių minčių istorijų įvedę į YouTube Near Death Experience. Ir siūlau įspėti aplinkinius žmonės apie pragarą ir kaip jo išvengti ir padėti atrasti tikėjimą į Jėzų Kristų, nes dauguma žmonių, kurie miršta, kenčia milžiniškas kančias. Ir jeigu nesugalvojate, kaip pranešti savo aplinkiniam apie Jėzų, galiu pasiūlyti savo kortelį su YouTube kanalo adresais ir knygos adresu, tiesiog parašykite man elektroniniu paštu. Tačiau Dievas yra gailestingas mums, jau greitai turbūt po paėmimo į repčią, galbūt per kokį stebuklą prieš repčią, eis atgimimas, kai Dievo tarnai evangelizuos Lietuvą ir pasaulį. Ir tad paskutiniai laikai yra patys geriausi laikai gyventi, nes man atrodo, šiuo metu labai daug žmonių bus išgelbėti. Tad Dievas yra tikrai labai gailestingas, nes Nojaus laikais tik 8 žmonės išsigelbėjo, o dabar šį kartą per paskutinius laikus, man atrodo, bus žymiai daugiau išgelbėtų, galbūt net milijonai. Todėl, gal ir milijardai, kas žino, reikia tikėtis. Todėl didžiausias grėsmės tam atgimimui yra, kad kai pasirodys visokie antikristai ir ateiviai, jie gali įtikinimai meluoti ir visokius stebuklus daryti, tad daug žmonių įtikės antikristumi. Ir įvairios pasaulio žvaigždės gali imti tos čipus, tai fotografuotis, tad daug žmonių gali būti suklaidinti. Tad reikia svarbu atrasti tiesą ir siūlau sėdėti mano YouTube kanale, siūlau skaityti tą mano knygą, elektroninę versiją nemokamą, kad apsišviesti, kad būtinai išvengti apgaulių ir patekti į rojų. Dar norėjau trumpai pakalbėti, ne visai trumpai atsiprašau, norėjau pakalbėti, kokios pagrindinės kabliukinės priežastys patekti į pragarą. Tai pati pirma priežastis yra neatleidimas kitiems žmonėms. Yra daug žmonių, kurie sėdi pragare, nes nesugebėjo atleisti savo kaltininkam. Jeigu jums sunku atleisti savo kaltininkam,
ir jūs galvojate, nu kaip tas žmogus taip galėjo pasielgti su manim, tai žinokit, kad dauguma žmonių krečia išdaigas kitiem, nes jie yra įtakojami ar net užvaldyti demonų ir netyrųjų dvasių. Tad reikia atleisti tiem žmonėm, nes gali būti, kad tai buvo ne jų sprendimas su jumis taip pasielgti. Ir demonai ir netyrusios dvasios gali bet ką užvaldyti. Bet reikia atleisti žmonėm. Kai atleidžiam žmonėm, tai nereiškia, kad reikia su jais bendrauti ir palaikyti artimą ryšį. Kai kurios žmonės reikia mylėti per atstumą. Jeigu Dievas ką nors panaikina iš jūsų gyvenimo, tai gali būti su priežastim ir Dievas gali nenorėti, kad tie žmonės grįžtų į jūsų gyvenimą. Geriausia yra nutraukti santykius su toksiškai žmonėm visiems laikam, nes jeigu žmogus vieną kartą gyvatė, tai dažniausiai būna gyvatė visam gyvenimui. Žmonės nesikeičia taip lengvai, bet reikia atleisti jam, bet dažnai reikia palaikyti atstumą. Žinoma, jeigu jūsų vyras ar žmona yra toksiška, tada reikia bandyti spręsti problemas diplomatiškai, nes tuoktis galima tik vieną kartą, išskyrus ant tam tikrom bibliniam priežastim. Kita priežastis patekti į pragarą yra apkalbos. Netgi vienos klinikinės mirties pasakotoja sakė, kad tai yra dažniausia priežastis patekti į pragarą, nes Dievui labai nepatinka, kai žmonės apkalba vieni kitus. Niekada neatskleiskite jokių paslapčių ar gėdingų faktų, ar nešmeižkite žmonių. Apskritai geriau niekada nekalbėti neigiamai apie kitą žmogų, ypač paminint vardą. Dar viena priežastis patekti į pragarą yra darbai. Daug žmonių paaukoja kokį 1000 eurų labdarai ir galvoja, dabar tikrai pateksiu į rojų. Bet iš tikrųjų į rojų kelias yra vienas, tai yra tikėjimas Jėzaus Kristaus auka. Mums svarbu daryti gerus darbus, bet dar svarbu jų nesureikšminti. Biblija rašo, kad mes esame išgelbėti tikėjimo, ne darbais. Ir paskutinė kablikinė priežastis patekti į pragarą, tai yra neaktyvumas. Biblijoje yra parašyta, kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš tave iš burnos išpjausiu. Tai reiškia, kad mums reikia būti karštais tikinčiaisiais, kuo daugiau melstis ir skaityti Bibliją. Yra žmonių, kurie kartą į mėnesį paskaito Bibliją ar praktiškai nesimeldžia ir nepraneša apie Jėzų kitiems savo artimiesiam ir draugam. Tad tokie tikintieji gali būti išpjauti. Reikia būti karštiem tikintiesiam. Prašau, palaikinkit, subscribinkit mano video. Ačiū, kad klausėte. Iki.